Turim čia tokį 140, sakykime, kvadratų įnomybę. Mes už praeitą mokėjom ten šiam 5,5 ir už šitą projektą mes mokėjom 75. Įtrūko vamzdis ir pradėjo lašėti tiesiai vaistiniai ant grindų. Apačioje dulka, viskas ten sienos pasienos suskilinėjo. Nesibaigiantys remontai. Sveiki dar kartą. Tai sezonas 1, serija 2. Kaip ir žadėjom, antra dalis, objektų apžvalga. Važiuojam į mūsų sekančius projektus, pasižiūrėti, ką čia darom, ką veikiam, kiek jau nuveikėm ir kas dar liko nedadaryta. Tai šitas butas irgi buvo nupirktas prieš porą mėnesių. Taip. Tai tikslas irgi yra pasilikti savo. Nuomai. Ir pasidaryti kelias studijas nuomai. Labai faina vieta. Jau paskirtis gyvenamoji, 5 kambarių butą nupirkom. 140 kvadratų Savanorių prospekte, po to parodysim vaizdą pro langus, patys, manau, suprasit, kur mes esam, bet kai pamatėm šitą dylą, atsimenu, buvo kelios minutės reakcija, žiūrim, važiuojam, deramės ir klausim, ką iš to galim padaryti. Tai parodysim, kas čia vyksta. Laiptinės visai fainai. Papirko, šiaip laiptinį papirko. Nes kaip centre, čia kaip galima, kabutėse centras, pakankamai neblogai sutvarkytas iš tikrųjų. Į duris. Neinam. Žirkės bėgioja. Šitam projekte jau realiai yra 2 etapai praeiti. Jo, pirmas tai nupirkimas, antras yra griovimas. Jo, Tai šiaip prieš griovimą irgi labai įdomiai buvo, tu buvai iš tų dalykų užsiėmęs, tai gali papasakoti prieš istoriją, pavyzdžiui, irgi kaip tokius objektus perkant, ant kiek svarbu yra prieš greunant pasidaryti namų darbus. Kvietėmės privatų konstruktorių, kuris įvertintų konstrukcinę dalį. Mes kaip ir iš bylutės teoriškai, iš patirties matėme, kad galim griauti, nes mūrinis pastatas, mūrinės sienos, kaip tada automatiškai gaunasi nekapitalinis remontas, kaip ir nelaikančių sienų neliečiam. Bet buvo vis tiek, mums svarbu tokio dydžio projekte įsivertinti, ar tikrai, nes kartais būna kažkas kitaip padaryti. Ir viena siena buvo storesnė, tai kvietėm konstruktorių, atvažiavo, įsivertino, davė žalią šviesą, išrašė pažymą ir pradėjom darbus. Tai prasidėjo darbai gal po 3 dienų nuo konstruktoriaus žalios šviesos davimo. Bet įdomus dalykas, ko mes nematėm, tai yra grindys. Ir tiek perkant, tiek konsultuojantis su konstruktoriais ir taip toliau, tai nebuvom atsidarę grindų, nes tai buvo medinis grindys. Ir kai išsivalė, pamatėm labai įdomias konstrukcijas. Tai to neįsivertinom ir čia vienas iš dalykų, kas keičia planą, nes bus daug sunkiau įsivedžioti santechniką. Tai ieškosim sprendinių, kaip tą santechniką išvedžioti. Čia matosi buvo siena ir dėl šitos sienos buvo klausimas, ar jinai kapitalinė ar ne. Bet tiesiog įsiaiškinom, kad tai buvo iš 2. Bet kaip matot, jinai visiškai neturėjo jokio įmūrinimo į tą kitą, jinai buvo tiesiog pridėta. Tiesiog paprasta pertvarinė siena gaunas. Tai va, tai turim čia tokį 140, sakykime, kvadratų įnomybę ir buvo suskirstyta tiesiog kambariukais tokiais nedideliais. Tai nusprendėm išsigriauti ir planas pasidaryti kelias studijas ir paleisti nuomai. Čia jeigu ką prieš tai jau buvo kaip keli žmonės gyveno, nes elektros skaitikliai 2 yra. Jo. Tai 2 savininkam priklausė, po to vienas viską nupirko ir buvo vienas tiesiog gavosi unikalus numeris, vienas butas. Šitas butas bus šustriausias, turės ir didžiausias, ir dar balkoną turės savo. Atkreipkite dėmesį, kaip mes linksmai iššūkius priimam. Atsidarė, nepalanku, ką dabar ieškom sprendinių. Dėsim šūdų malonus. Šiaip kas gerai buvo, kad jau realiai turėjo pats butas koridorių tokį ilgą, iš kurio atsišakoja visi butai. Pirkom brangiai, įrenginėsim dar brangiau ir turėsim prisipirkę brangių projektų su planu didinti savo investicinį krepšelį. Ne, aš juokauju, brangių tai čia kabutėse, nes šiaip pakankamai už gerą kainą įsigijau. Jo, nes ten kvadratas gausi 1000 iki 400 kažkas tokio. Ne, mažiau. Mažiau? Tai dar geriau. Apie 1,2 gal gausi. Ir kas faina, kad lubos labai aukštos. Jo. Dar žiūrėsim, nes dar susibetonuos ir panašiai, bet
Bet vis tiek turėsim aukštas lubas. Jau. Su tokiu klausimu, skambinu, gal kokia situacija su baldais ir ten pačiais tais darbų jėga, tam baltų prospekto, tam bute, kur 135-33. Tai dabar turėtų būti, tai dar ten anksti gal baldam, dar sienos visos turi ruoštis. Bet tai užsakyti reikia. Jau dabar atėjo tas momentas, kad tavo darbas yra, ieškoti, kur geriausius sprendimus priimti, kur kainas geriausias išmuš, kur objektus geriausias suderinti ir kaip juos parduoti. Ja. Meistrai jo dauguma yra tie patys sustatyti, vien su kitu bendrauja, tai dauguma darbų jau atsimeta, kur jie patys susibendrauja, kur jau net nežinai, kas ateina pas tave į objektą. Bet pagrindinis darbas, pavyzdžiui, ką veiki, taip pagrindiniai darbai, kokie tavo būna? Mes turime, pavyzdžiui, ten dabar šiuo metu, nežinau, kiek ten tų projektų, imkim, sakykime, 7-8, ar ne? Tai mes esam su Adu pasiskirstę. Tu atsakingas už tą projektą, aš atsakingas už tą projektą. Ir prisiimam atsakomybę, nes būna tikrai, kad ir darbų vadovas yra, kad ir dizaineriai ir taip toliau, bet šitie žmonės negali priimti sprendimų dažniausiai. Jie gali sukuruoti, suvesti ir panašiai, bet sprendimus Jie duoda sprendinius. Mes priimam galutinį sprendimą. Jo, duoda sprendinius, pasako, tarkim, šitas variantas, tokie minusai, šito pliusai tokie, šito kaina didesnė, bet jisai tuo geresnė, šitas pigesnis, bet jisai tuo blogesnė, arba ten kažkas. Jo, bet sprendimus vis tiek priimam patys, tai dažniausiai, tai ką ir veikiam, priiminėjom tuos sprendimus ir antras momentas yra, aš asmeniškai dažnai su buhalterija kažkokie reikalai, popieriai, investuotojai ir panašiai. Bet daugiausia laiko pas mane asmeniškai pokalbis su darbų vadovu. Tai, nes jisai yra tame įkarštyje, jisai mato, kur yra problemos, kur galima kainą sutaupyti, kur galima kažkokį sprendinį įdomesnį padaryti. Tai jisai dažniausiai tai mato, bet man reikia vis tiek pasakyti tą galutinį. Tai tokie pokalbiai būna, kur taip ir taip, ar tvirtinam, ar darom. Ir tada tu dar arba spaudai, kad dar kažką ieškom, darom, arba priimi sprendimą, ką daryti. Tai aš, pavyzdžiui, kaip pavyzdys vakar, vien tik nuo ryto iki 8 vakaro sėdėjau, kol sumokėjau komunalinius visus ir visas sąskaitas susirinkau. Ir čia yra viena iš priežasčių, dėl ko jau dabar samdom asistentę. Keliavom pažiūrėti į kitą grožį mūsų. Dar viena statybvietė ir mūsų mylimi, labiausiai išmokti ir principė dažniausiai pasikartojantis, tai yra butai. Išlėtom nuo tokių didesnių, įdomesnių projektų, ėjom į galą ir tokius standartinius savo projektėlius, kuriuos atkalę, žinom, mokam, tai dabar esame viename iš jų. Kas įdomu, iš tikrųjų, kad turėjom tokio pačio išplanavimo butą ir jau sėkmingai pardavėm. Prasme, ten realiai identiškas realiai jo. Per pusvalandį, per valandą mes jį pardavėm. Tai buvo labai irgi fainai įrengtas, greitai parsidavė. Tai čia principą darysim tą patį, pakeitimai bus labai minimalūs kažkokie. Identiškas mikrorajonas, ta prasme, tik keičiasi daugiabutis pasikeitė, bet mikrorajonas tas pats. Žodžiu, išplanavimas identiškas, bet kaip pasikeitė kainos, va būtent, nes praeitą projektą darėm 24 gale. Ir šitą dabar pradėjom 25 pradžią. Tai va, apie tą, ką kalbėjau realiai, tai vien tik nupirkimo kaina, pavyzdžiui, lyginant šitą ir prieš tai, kurį pirkom, tai 10 000 pasikeitė kaina. Jo, nes mes už praeitą mokėjom ten šiam 5,5 ir už šitą projektą mes mokėjom 75. Ir mes jį pirkom prieš mėnesį laiko, šitą projektą. Tai va, prieš mėnesį laiko ir jau vien tik per 10 000 eurų kainą pasikeitė. Bet ir pardavimo kaina, ta prasme, tuo pačiu irgi lygiai keitėsi, nes šiandien dienai už tokią pačią kainą, jeigu pardavinėtum, už kurią mes pardavėm, tai, ta prasme, drąsiai prasiduotų iš karto. Ir čia va būtent viena pamoka, kurią gal anksti ir greitai išmokom, tai kad neprisirišti prie kainos, o žiūrėti į vertę. Pagal rinką žiūrėti, kas tai dienai yra, nes šiaip labai sunku psichologiškai ir, pavyzdžiui, ypač, Tai ir norėjau pasakyti, kad jeigu tu prieš metus už tas kainas pirkai, dabar šiandien dienai tau reikia kažką tais nupirkti ir atrodo, kažkoks kosmosas mokėt už tą daiktą. Ir yra tokių žmonių, kurie pirko va būtent prieš metus už tą 60, 65
Ir šiandien dienai vien tik tai negali nupirkti kažko už brangiau, nes jie yra prisirišę prie kainos. Nes galvoju, čia mokėt man plus 10 000 yra kosmosas kažkoks. Nu, bet ir kaip ir tokia rinka. Visą laiką reikia reaguoti į tą rinką. Tai, nu, jeigu tu nori išlikti, tai vadinasi, turi adaptuotis prie tų naujų kainų ir susitaikyti, kad kainos kyla tiek perkantiem, tiek mum, ta prasme, investuotojam, tai nu, čia yra natūralu. Pagrindinis pakeitimas, kas yra, tai šitoje vietoje vėl perkelinėsim virtuvę. Virtuvė yra atskiras kambarys buvo, tai virtuvę perkelsim į šitą didžiausią kambarį. Kaimynai čia gyvenantys yra nuo labai senų laikų. Ir tas automatiškai visą laiką būna sudėtinga. Ir dar tuo labiau mes atėjom čia trečias remontas iš eilės vykstantis. Prieš tai dar, ne? Ta prasme, prieš tai 2 butai remontavosi, į pabaigą ėjo ir dabar mes dar atėjom. Tai jau kaimynai pavargę nuo tų visų remontų. Nesibaigiantys remontai. Griaudo. Ir vėl. Jo, tai tikrai reikėjo tiek daug kartų šnekėtis ten, ta prasme, su žmonėm, bandyti rasti bendrą kalbą, nuraminti. Buvo tie iš tikrųjų inspekcijos ten tokius vadinamos, žinai, kaip iškviesiu inspekcijas. Tai, kaimynas iš pirmo aukšto. Inspekcijas iškviesiu, tai va, buvo atėję pas mus pirmininkas, buvo atėję namo kažkoks irgi, kur ten prižiūri tinklus visokius ir panašiai. Tada komendantė atėjo, ar čia visi žiūrėt, ką mes čia darom, kadangi čia griojim tą vonios kapsulę, tai visi įsivaizdavo, kad čia mes kažką tais neleistinų darom, tai irgi apėjo viską, žinai, visko, žiūrėkit, hebra, viskas čia tvarko. Tai liko... Galva palinksėjo, nu jau, gerai, gero darbo. Dar labiau supyko, kad nieko nerado, ar ne? Tie, kas atėjo tikrinta, prasme, žinai, tai tie ramiau jautėsi, o tas, kas iškvietė, tai dar labiau supyko. Nes nebuvo prie ko prisikabinti. Visko čia jie sąžiningai daro, nesuprantu. Varom toliau. Tai bus ir toks mažas kambariukas, žinai, darbo kambarys, vaikų kambarys. Iš 2 į 3 kambarys, iš 3 į 4, iš 1 į 2 ir taip toliau. Tai, bet įdomus dalykas tai, kad, nu, radom tą savo nišą šitoje vietoje, perdarymo būtų savo standartą ir tai einasi ir to tiesiog neatsisakė. Jo, ta prasme, darai klaidas, išmoksti tu jas ir jau kai atidirbi sistemą, tai tu gali ten juos ir greit padaryti, ir gerai padaryti. Ir įdomus pastebėjimas, tai prieš kokius, nežinau, realiai metus laiko dar varydom į objektą, ten, nežinau, 14 kartų per mėnesį pasižiūrėti, kas pasikeitė, kaip čia kas daros ir panašiai. Ir dabar realiai labiausiai susifokusavę tos didelius projektus, o jau šitos tokie, žinai, kur atsiunčia kažkas nuotrauką, ai, nu jo, kažkas pasikeitė, bet, nu, kaip keičiasi. Realiai net perkant, pavyzdžiui, objektus, aš net, nu, ta prasme, man ten paskambina kažkas, sako, turiu objektą, tai man net, sakau, buto nuotraukų nereikia, man atsiųsk išplanavimą, aukštą vietą, viskas, aš galiu kainą pasakyti. Ir pagrindiniai dalykai. Tai jo, tai čia nėra ką daug rodyti, manau, važiuojam į kitą objektą ir rodom, ką turim. Lekiu. Manau, apie šitą projektą žinot be nedaugiausiai, nes turim vieną jau vaizdo įrašą įrašytą prieš 3 mėnesius ir galėsim nueiti pasižiūrėti, kaip viskas dabar atrodo. 3, daugiau jau. 3, 4 gal mėnesį, tai žodžiu, tai ne, 5 nebus. Tai va, tai, bet jaučiu, man asmeniškai be ne vienas įdomiausių projektų, nes esam centre, matosi Laisvės alėja ir daugiausiai gal iššūkių turėjom su šito projektu. Pirmas iššūkis buvo nufilmuoti šitą video. Nes jau 3 kartą važiuojam, 1 kartą tai raktų neturėjom, 2 kartą aptemo viskas, žodžiu. Sakom, 3 kartas gal nemeluos. Tai... Bet irgi pradėjo lyt, bet sakom, važiuojam, bandysim. Kas gausis, tas gausis. Tai bet su šito projektu ir šiaip iššūkių netrūksta. Turėjom tokių įdomių situacijų. Pirmas iššūkis buvo, tai kai norėjom viską išsigriauti, reikėjo pasistatyti konteinerį. Čia, kadangi turim mažą labai aikštelę, tai yra centras. Įvažiavimas yra tik per bromą, tokį tuneliuką mažą. Tai, ir per aukštį jau, nu, realiai. Jo, ir tai, prasme, konteineris pats, ta mašina visą negali įvažiuoti. Realiai vienintelis variantas buvo tenais, kur turim vartus. Ir ten reikėjo pro 5 šlagbaumai. Jo, 5 šlagbaumai, 3 grandinės, žodžiu, kokia 10 žmonių buvo pajudinta užkurta, kad galėtumėm pravažiuoti, įvažiuoti. Ten pykčių ir kalbų tarimuose buvo labai, labai daug. Tai čia pirmas iššūkis, man atrodo, ne, kuris nuo ko prasidėjo, realiai jau pradėjom griauti. Bet dar vieną atsimenu, kas irgi gan buvo iššūkis man asmeniškai, tai mes susidėliojom viską į verslo planą, kiek laiko truksim ir taip toliau. Ir tada išsiaiškinom, pirmą kartą toks dalykas, sužinojom pirmą kartą tokį dalyką, kad polichrominių tyrimų reikia. Nes negalima griauti, paveldo zona, žodžiu,
Tai principė mes apie 2 mėnesius vien tik šitą reikalą tvarkėmės, kad galėtume pradėti apskritai judinti griovimą. Tie polichrominiai, kam jie reikalingi, kad tu sužinotum, ar tas pastatas nėra kaip paveldas. Paveldo objektų ar viduje nėra, ta prasme, ir panašiai. Kad nebūtų po to, kad mes jau viską susitvarkom, žinai, sienas užglaistom ir tada sako, hebra, pažiūrėkit, o pas jūs ten tikrai nebuvo paveldas, turit kažkokių ten įrodymus kažką tais. Tai tas dokumentas, jisai realiai rodo, kad kokia jo situacija ir priešistorija. Jo, bet čia senamiesčio zonai galioja, tai jie darys tai šią gyvenimą senamiestį, žinokit. Galim, kol dar į vidų neėjom, iškart parodyti kitą niuansą, kuris buvo, tai yra šitas rūsys. Niuansas, kuris buvo sprendžiamas labai greitai, su daug energijos ir, kaip sakyti, daug komunikacijos. Tai šitam rūsy, kurį jūs matote, tai jisai yra privatizuotas žmogaus, kuris pasidarė savo ten privačias, nežinau, vakarėlių patalpas. Ir žodžiu, ir jame yra visi šilumos, visi vandentiekio, kanalizacijos stovai. Visi realiai jo stovai, užsukimai, ten apskritai, jeigu vamzdis prakiurtų pas mus namie, realiai reikia eiti pas jį. Tai... Ir kas mums buvo aišku, tai mums tas vamzdis ir prakiuro. Kai mes darėm visus remonto darbus, tai realiai ties perdanga, visiškai ties perdanga, kur tu prieit normaliai net negali iš niekur, įtrūko vamzdis ir pradėjo lašėti tiesiai vaistiniai ant grindų. Reikėjo imtis greitų veiksmų. Ir dar gavosi penktadienis, aišku. Ir žodžiu, išsikvietus administruojančius pastatą žmonės, jie atvažiavo, sako, einam į Rusiją, o į Rusiją eit neina. Žiūrėkit, kokį pastatą turim ir šiaip kokią mintis kilo padaryti šio Airbnb. Tai jeigu žinot, kam priklauso, tai parašykit mums. Jo, čia netoli Laisvės alėjos, namelis ant vištos kojos, sekantis projektėlis. Bliam, žiauriai geras, būtų tarp miško, žinai. Paklausykit, kokio garsumu spyna atsidaro mūsų. Kad visi girdėtų, kad kažkas ateina. Kalbant šiaip apie tos projektus, ypač centre labai svarbu komunikuoti su visais gyventojais, kas čia vyksta, kas darosi. Svarbiausia komunikacija. Ir labai jautri tema, kadangi visi žmonės vien šalia kito labai trinasi. Tai irgi kalbėjom, kad vienas iš toks mūsų, kadangi mes čia darom ir parašus reikės rinkti ir panašiai, tai viena iš mūsų tokios pridėtinės vertės buvo, kad planuojam laiptinę visą kartu su kitais gyventojais, bet mes tokie iniciatoriai ir padėti sutvarkyti visą. Tai mums labai paprastai tiesiog darome savo remontą, samdami savo meistrus, kuriuos mes atsikonkursavę. Dabar susirinkom pasiūlymus, kiek kainuotų atnaujinti laiptinę ir tiesiog mes kaip organizuosim, tiesiog, kad įgyvendint visą šitą dalyką. Mums tai yra pridėtinė vertė, nes mes kaip pardavinėsim projektą, galėsim prašyti didesnės kainos, o kaimynam tiesiog maloniau galbūt. Tai kas labai faina buvo, kad labai sąmoninga bendruomenė pas mus šitoje laiptinė. Visi visi sutiko ir faina, kad nedaug gyventų, tik 4 laiptinė. Šiaip jau turim realiai potencialų pirkėją. Taip. Porai būtų, tai nors dar neišėjo net į viešumą. Einam gal pasižiūrėti į pirmas patalpas. Nuo mūsų mažiausio, ne kambariuko. Kas čia pasikeitė? Projektą pradėjom apskritai ten griuvimo darbus, pirmuosius apskritai darbus viduje mes pradėjom prieš mėnesį, pusantro galbūt kažkas tokio. Ir būtent per mėnesį laiko viskas, kas dabar čia matot, iš tuščios erdvės patapo, tą, ką pamatysit šiandieną realiai. Tai patys darbai, jie greit vyksta. Bet kol popierizmą praeinam, kol ten su kaimynai suderinam ir panašiai, tas dažniausiai daugiausiai laiko kainuoja. Dabar kaip sienos pasistatė, ant kiek jaučiasi kokios aukštos lubos. Ir principė tos lubos ir panašios išliks, nes nusileis gal tik tai apie 10 cm, pasislėps visi komunikaciniai dalykai, bet principė... Žiauriai fainai. Bet principė turėsim šviežių kažkur lubų apie 2 metrus 80, 3 metrus tame tarpe. Bet 2,80 planuojam WC zonai, apie 3 metrai bus gyvenamoji zona. Ja. Tai ką, tai čia mes turim realiai, kaip čia skaitos, pusantro kambario dydžio butą. Jo, mes dalinomės prieš tai vaizdo įrašę, kad mes dalinsim į 4 butus, tai taip ir pavyko pagal planą ir padaryti. Tai principė čia yra mūsų 32 kvadratiniai metrai butas maždaug ir pavyko padaryti, kaip pasakyti, 2 kambarių, nes miegamasis ir... Svetainė sujungta su virtuvėm bus. Ir vonios kambarys didelis galas. Galima bus pasivaikščioti, parodyti. Pasikonsultavom su konstruktorium ir sako, labai plona perdanga, eina per visą pastatą sijos. Ir kai išsigriovė medinis grindys, kas atsitiko, viskas pradėjo taip vibruoti, viskas taip atrodo plaukiot.
ir mums pasidarė kanalizacija, visa santechnika, tai maždaug būtų reikėję betonuoti apie 20 cm aukščio, ta prasme, išbetonuoti tokį didį aukštį ir tai būtų, nežinau, neatsimenu, kažkiek sakė tonų, bet labai labai daug. Per daug, žodžiu. Ir tiesiog, negalėjom to daryti. Ir mūsų betonuotojai pasiūlė, sako, žiūrėkit, yra sprendinys, pučiama puta, putų polisterolo, granulės kažkaip taip skaitosi su klijais. Tai principai jie išsilygino pagrindą apie 15 cm 12 su tuo putplašiu. Bet tu realiai gali vaikščioti ant tų jos, kaip čia, buvo panaudotas kaip lyginamas sluoksnis, bet jis kietas patapo, nes viskas suklijavo, žinai. Ir ant viršaus užbetonavo 5 cm, tai realiai čia toks vienas iš sprendinių, kur buvo, tikrai wow, nes dabar lengva perdanga yra. Ir plus gaunasi ir garso izoliacija, ir šilumos izoliacija. Tai, tikrai geras sprendinys. Jo, ir tai pabrangino projektą visą, čia 150 kvadratų grindų buvo, tai mums projektą pabrangino apie 1000 eurų. Žiūrėk, jau turim ir pradėtą glaistyti, čia jau sienas daryti. Tai turim pilnas pertvaras, ne? Ir... Čia bus mūsų antras butukas. Irgi. Man žinok, nuoširdžiai šitas pats fainiausias. Jisai yra apie netoli 40 kvadratų, bet man jisai asmeniškai dėl to savo sienos išlenktos, žinai, su tuo vaizdu. Ką, hebra dirbo, šis sparčiai, labai. Atvarėjau čia net nesupratai, kur atvažiuoji. Žinok, aš... Kada paskutinį kartą buvai atvaręs? Kai buvo trečdalis sienų padaryta. Jo. Jau žiūrėk, elektra išmėtyta visas, technika padaryta. Tai viskas jau super, ta plytelės, žodžiu, prasidės darbai. Tai čia kas, mėnesis laiko ar padaryta? Kai mes pasakom šitos žodžius, nuo to laiko prasideda stabdžiai kažkaip. Tokią tendenciją turim, kad sakom, bus po 2 mėnesių ir sustoja visi darbai. Jo, bet šiaip jau projektą turim padarytą. Taip. Parašus turim surinktus, dabar varom į savivaldybės, priduodam projektus ir laukiam feedbacko, kas blogai. Kas blogai? Laukiam, kas blogai. Gal sakys iškart, viskas gerai, hebra, varykit, darykit. Čia vienas iš tokių buvo projektų, kur viskas keitėsi, paskirtis keitėsi, išplanavimas keitėsi, parašų rinkimai. Ta prasme, realiai visa paletė dalykų buvo. Ir iš tikrųjų praėjom, mano nuomonė, su šito projektu daugiausia. Man tai tiesiog labiausiai stresinis buvo tai, kai reikėjo visas kanalizacijas tvarkyti ir kai čia nusprogo tie visi vandenys ir kai pradėjo į vaistinės vanduo varyti, tai tada buvo man daugiausiai stresų. Ja. Kur, žinai, atrodo kažkoks kosmosas, ta prasme, bėga vanduo ir niekas negali užsukti, žinai, nosį krapšto ir sako, sorry, pirmadienį atvažiuosim, pagalvosim, ką padaryti. Mes turėjom tokį netgi idėją, pasiūlymas skambint, kaip čia, turėjom pasiūlymą laužtis, galbūt būtų labiau apsimoka laužtis. Skambinom ir advokatui klausim, ar galim laužtis. Tada 112 paskambino, paklausė, kas būtų, jeigu čia netyčia įeičiau į Rusiją, žinai, ne savo. Man tik tai užsisukčia. Ir po to galiausiai jau užtrojinau iš viską, ta prasme, kvartale užsuktų vandenį, ten sudirigau viską taip, kad, žinai, per 15 minučių mes susitvarkėm, bet ten užsuko, nežinau, tam kvartalui tą vandenį. Ja. Užsuko, nupjovėm, užplombavom, žinai, uždarėm. Tai va čia irgi labai buvo, man asmeniškai šito pavyzdžio buvo faina matyti, kad tikrai turim stiprią komandą pas savo apskritai įmonėje dirbančius tiek santechnikus, tiek vadovus, projektų ir panašiai, nes labai greita reakcija buvo. Jo, pavyzdžiui, tie griovėjai mūsų, ant kiek ten, ta prasme, jie ėjo... Čia viskas vyko šeštadienį. Jo, realiai penktadienį, šeštadienis gal. Tai ir tie, pavyzdžiui, griovėjai, tai visi žmonės čia nepatenkinti buvo, ta prasme, apačioje dulka viskas, žinai, viskas ten sienos pas vienų suskilinėjo. Ir su visais reikėjo eit kalbėtis, kad ten nepyktų, nekviestų policijų visokių ir panašiai, žinai, aišku, ten nieko nepadarytų, bet... Realiai ir mūsų komandos viskas susitvarkė, patys dėrėjos ir panašiai. Taip, tai čia labai svarbu, žinai, turėti žmonės, kurie būtų patys žmogiški, mokėtų, žinai, bendrauti ir pasikalbėti. Tai va, Hebra, faina buvo, susitvarkė. Komanda numeris 1 ir kartais ne kaina, kartais geriau sumokėti keliais šimtais eurų brangiau, bet turėti tikrai didelę kokybę ir tai atsiperka ateityje. Man labai sunku yra laukti kažko, ko nežinau, kada baigsis iš tos serijos. Tai, nes mes pripratę susidėlioti, ta prasme, grafikus, kas kada dirba, kas kada daro. Ir su šito projektu man buvo asmeniškai tie 3 mėnesių laukimas, kol ten padarys kažkokius tyrimus, praeisim, gausim
leidimus, kad čia tikrai viską galim griauti ir panašiai. Tai man buvo čia nežinomybė, tas laukimas vargino. Nežinai, čia yra elementariai negalėjimas kontroliuoti. Jo, tiesiog. Tu neturi kontrolės, tu atidavė, žinai, kamuolį ir laukia, kol pas tave pagrįš ir, ta prasme, aišku, vis tiek, ta prasme, tu turi kažkiek tos kontrolės, nes paskambinus 5 kartus tie dalykai dažniausiai truputį greičiau pradeda judėti, žinai. Tai va tik tame kontrolę turi, kad, žinai, gali kažkiek tais įtakot va tą greitį. Taip, papildomai, iš nežinojimo, ką išsinešu, kad susimokėjom 3000 eurų, būtent polichrominiam tyrimam ir sumokėjom 3 mėnesius laikę. Tai čia toks dalykas, kai eini į centro projektą, kad pasidaryti dar geresnius namų darbus, nei buvom pasidarę mes. Jo, ir žinai, ir jau su tais pačiais darbais, pavyzdžiui, tu su butais, kur eini, taip imi ten tuos pavienius meistrus, nes jisai vienas vis tiek, ta prasme, ten negali 5 žmonės būti vienu metu, nes, žinai, turi džiūt, tada turi, žinai, sulauk, vėl atvažiuoti, kad, žinai, sekantį etapą darytis. O čia bam, hebra, 5, žinai, atvarė, tai va čia jau, ta prasme, šitoje vietoje atsiranda greitis. Keitėm strategiją, nes darom centre butą, prieš akis Laimsės alėjas per langus, tai sakom, gerai, padarom dar kokybiškiau ir dar aukštesnės klasės patį butą, tai galėsit įvertinti. Tiesiog, žinai, medžiagiškumus šiek tiek jau imi tokius, kaip pasakyti, pavyzdžiui, tada rinkėsi vinilą, ar ten dar kažką, tai, žinai, brangesnius. Tokius jau, kur biškai daugiau painvestuoti reiktų. Jo, tai dizaineriai sako, davai, padarom moldingus, dabar populiaru, žodžiu, apšvietimai ten ir taip toliau, tai sakom, okei. Tai kainuos brangiau, bet turėtų atsipirkti. Jo, nes vis tiek darėm tuos butus, nes nedarėm to, žinai, mažų studijų, kur realiai tu gali čia padaryti kokias, nežinau, 7 studijas. Manau, taip. Tai mes padarėm tokius, žinai, mažiau, tai tada galima ir paskirtį keisti drąsiau, bet tada tu turi tokius normalius butus, kur, žinai, realiai tu ant vienas žmogus, koks ar dviese gyvenant, to užtenka to butų. Bet realiai, bet irgi, ant kiek svarbu yra strategija, nes mūsų strategija iš karto buvo pirminė, kad padarom šitą butą pardavimui, tai yra flipas, bet jeigu mes būtume nusprendę daryti nuomai, atitinkamai būtų viskas buvę išplanavimai ir taip toliau būtų dar buvę. Galbūt įdomu žmonėms buvę, pavyzdžiui, nuomojamos tokios. Kaip ir turim žodinę rezervaciją šito buto, kuriame esam, tai, kabutės rodo, nes mes turim taisyklę, kol pinigų nesam rezervacijos gavę, tol sakom, kaip ir rezervuotas, nes tikrai yra atvejų, kai parezervuoja, persigalvoja, tai sakom, žodiška rezervacija. Šiaip kokios įdomios, prasme, sienos visur eina, žinai, tie kampai visi. Jo, tai čia ir buvo dėl to toks sprendinys, nes realiai ta pati patalpa, yra tokia, apvalainė, kaip čia pavadinti. Tai sakė dizaineriai mūsų, kai reikėjo užsimatuoti viską, tai čia sakė prasikeikį, nes, žinai, tuos kampus sugaudyti, kur kiek pasvirimai yra, tai labai sunku. Čia buvo ir yra šiuo metu dar vis administracinės patalpos ir mūsų buvo tikslas pakeisti į gyvenamasis. Tai keičiant iš administracinių į gyvenamasis reikia atitikti visus reikalavimus. Tai yra higienos, pagrindinė yra higienos normos, priešgaisrinė ir daug kitų dalykų. Tai vienas iš jų yra WC zona, turi būti ne mažiau 4 kvadratai ir kambarys 16. Čia yra vienas iš reikalavimų. Antras reikalavimas yra garso izoliacija. Tai turi būti ne mažiau ten 55 decibelai. Tai ir atitinkamai sienų storiai gavosi kur kas rimtesni, didesni, nes turi atitikti gyvenamos paskirties. Tai turėjom korekcinių dalykų, jau pradėjau montuoti sienas ir ten pasižiūrėjom, kad vienoje vietoje gali netitikti normatyvų. Tai teko dar vieną profilį daryti ir mažinti erdvę truputį. Šitą objektą parodėm, kas vyksta, važiuojam į praeitį ir parodysim, užbaigsim rodymą mūsų video, ką mes čia veikiam toliau. Eisim darbus pratęsti, ką nepabaigęs. Einam dirbti. Einam plyteles dėti. Labą dieną. Sveiki. Nu ir ką, šviežiausias mūsų butas. Pirkinys. Šviežiausiai pradėtas projektas. Prieš savaitę. Bet prieš kiek pradėjo griauti? Kada? Šią arba praeitą savaitę. Tai šviežiausias projektėlis irgi tam pačiam mikrorajone, kaip buvom, Šilainiai. Tik tai čia toks eksperimentinis. Pirmą kartą įsigijom 3 kambarių. Jau iš karto buvo 3 kambarių buvo. Ir principė sugalvojom, sakom, davai padarykim 4.
Jo, nes 60 kvadratų ir irgi buvo labai, ta prasme, didelis svarstymas, ar palikti 2 miegamųjų, ar padaryti 3 miegamus, ar ten darbo kambarys. Nes... Įdomu paklausti, irgi žiūrovo, parašykit komentaruose, ką jūs būtumėte darę, pavyzdžiui, galėsim įdėti planelį, kaip atrodė originalus išplanavimas ir kokį būtumėte sprendimą darę. Ar palikę ir atnaujinę tiesiog butą, ar būtume darę, pavyzdžiui, iš 3 kambarių į 4. Na, ir ar, pavyzdžiui, patys pirktumėte iš vis tokį butą, nes labai įdomu, pavyzdžiui, kaip bus, čia bus toks testinis, pasibandyti, pasižiūrėti, ar aktualu žmonėm tokios kvadratūros ir kad būtų 3 miegamieji, 3 kambariai. Taip, ir svetainė, virtuvė perkelta į svetainę. Nes, kur buvo mūsų pagrindinis svarstymas, tai pirkimo kaina buvo šiaip pakankamai aukšta. Ir remonto kaina irgi atitinkamai kainuos daugiau, ta automatiškai pardavimo kaina bus pakankamai aukšta lyginant su senos statybos butu. Ir jau mes pradėjom diskutuoti galbūt, ar žmogus nepradės svarstyti tarp naujos statybos mažesnės kvadratūros, ar šio buto didesnės kvadratūros, bet senos. Bet vis tiek, sąlyginai, taip imant, žinai, jeigu tu nori šiam kvadratų naujos statybos buto, plus tau reikės parkavimą pirkti, plus sandėliuką pirkti, nu tai tu turi žiūrėti apie 200 plus 1000. Jo, tai čia jeigu nori mieste. Čia gausi, ta prasme, nu tikriausiai apie 150 000. Taip. Kažkas tokio turėtų būti. Na, mes skaičiuojam, remonto išlaidos su visojais mokesčiais turėtų atsistoti apie 40 000. Plius pirkimas nepaslaptis kainavo 84 000. Čia toks, iš butų klasės tai yra pirkinys brangiausias. Tai va, tai galim pasivaikščioti, pasižiūrėti. Po kambarius pradedam nuo svetainės. Nu, tau metalai suruošti jau į pardavimą. Čia buvo kažkada... Keliam vežam. Atsimenu, kažkada buvo, žinai, irgi griovėjai. Ar kažkas tai sako, o tai čia vonios jums reikia? Tai ne. Tai gerai, mes pasimsim, žinai, jau varo, pasiėmė į metalą. Šiaip iš tikrųjų, ko tik nebuvę, mes būdavo randam, labai nesureikšminam tai, ką randam butuose dažniausiai, tiesiog nes mums paliktas daiktas yra... Yra daugiau, ta prasme, daugiau energijos kainuoja kažkur rast parduoti. Kur sudėti, kur padaryti jo. Tai dažniausiai paliktas daiktas bute, mums yra klausimas, o tai kur jį reikės dėti, kai betonuosim ir taip toliau. Tai mums tikslas visą laiką yra tuščias butas ir, sakėm, prieš pradedant remontus galbūt reikės padaryti kažkokį tai, nežinau, tiesiog atvirų durų dieną išsinešti viską, kam reikia. Tai šiaip atkreipti dėmesį į sienas, kokią autentiką, žinai, tų laikų dar, tie visi raštai, šitą dalyką. Skiau būtinai, kai lubas dėkit, šitą dalyką palikit. Kad bus po kokios 30 metų, tai nusims kas nors lubas, žiūrėk, Jo, ras tą grožį, ar ne? Tai va, tai čia irgi suplanavę tiesiog labai trumpai virtuvę perskelt, pasidaryti svetainę. Tai automatiškai sugalvojom irgi pirmą kartą sprendinį tokį su dizainerė mūsų padarė barą, darysim tą baro, kaip čia pasakyti, vietoj stalo, ar ne, baro tokią koloną vadinamą, ar ne, aplink kėdėm. Tai jau šitas būtas bus labiau pritaikytas kitai tiksliniai auditorijai, tai labiau link šeimos jau, ar ne, ten galbūt su 2 vaikais ir kažkas panašaus. Tai... Drąsiai, jau tokiam būte tikrai gali su 2 vaikais, kokiais 3, kad ir eiti gyventi. Nes dažnai būna, pavyzdžiui, pas mus irgi ateina žmonės, sako, žiauriai fainas butas, bet mes šiam kvadratui. Jo, mums per mažas dažnai. Ir iš to gimė pasibandymas, bet girdėjimas kitų žmonių problemų. Tai va, nu ką, tai pasižiūrim toliau. Čia buvo virtuvė, ar ne, sena? Šiaip irgi tai toks niuansas, šitam bute tą virtuvės perkelimas, jisai gan sudėtingas yra, nes... Labai sudėtingas. Su aukščiais klausimas, žinai, ar gausis mums tuos visus norinčius padaryti normaliai, bet kaip ir santechnikas davė žalią šviesą, sakė, padarysiu, gausis. Kažkiek santechnikas yra kaip visada burtininkas, magiją padaro ir sprendžia kažkaip. Tualetas tiek vonia atskirai ir, tokios mažos kamurkės tiesiog padarytos, tai kiek daug duoda. Manęs buvo klausę ne kartą, irgi iš žiūrovų klausė manęs, ar čia verta griautas kapsulės, kodėl jūs griaunat, ta prasme ir panašiai. Tai pirmas dalykas, jeigu ta kapsulė dažniausiai būna kreiva tos sienos ir tenka lyginti ar su gipsu, ar dar kažkuo. Ir tiesiog vėl susiaurėja sienos ir dažniausiai keistai būna išplanuota. Tai padarius vientisą patalpą tiesiog atsiveria daugiau erdvės. Tai turim dabar dar 3 miegamus.
kai pradėjom visą šitą nekilnojamo turto verslą, nu, tikrai tą informaciją teko taip sunkiai iš kažkur ieškoti, važiuoti, konsultuotis su vienais į Vilnių, su kitais dar kažkur į kitus miestus, organizuoti susitikimus, nes tikrai nebuvo taip lengva paimti ir rasti. Net tuos pačiuose mokymuose, kurias pirkom, neradom tos informacijos, kurią dabar dalinamės su žmonėm. Yeah. Ir geras pavyzdys dabar, pavyzdžiui, irgi apie praeitą butą, kurį pasakojom pirmoji daly, kur griovėm kapitalinę sieną. Tam, kad mes neišgriautume, mes turim susimokėti papildomą 1000 eurų už konsultaciją, kad sužinot tai, ko mes nežinojome. Tai iš tikrųjų ta informacija, kurią mes su jumis dalinamės, jinai yra iš tikrųjų vertinga. Mes šiandien jau, kaip sakyt, galim susimokėti už tą informaciją, eiti į gilesnius šiek tiek vandenis, bet kai pradėjom, mes to negalėjom tiesiog sau leisti ir konsultuotis už tokias kainas. Tai va, tai tiesiog naudokitės progą. Už tai paspauskit subscribe mygtuką. Už 1000 eurų. Subscribas už 1000. Sakėm kažkada juokaudami, kad reikia praleisti konkursą. Spausk like ir gal būtų dovanų. Jo, gal būtų dovanų. Tai būtų neblogas gal. Paskutinis kambarys, tai buvusi virtuvė, kur buvo daug plytelių, 50 pilkų atspalvių patapo kambarį. Tai irgi, ką? Bet šiaip tokios labai gan geros kvadratūros dar gaunas, kiek mes tų virtuvių žinai perdarė, tai būna tokių 5-6 kvadratai, už aš jeigu neklystu apie kokią 8. Jo, kažkas tokio, kai dabar išsivalė viskas, tai apie 8 ir jau čia, kai mes anksčiau sakydom darbo kambarys, tai čia nelabai ir gali darbo kambarį. Nu jau, čia ta prasme ofisas visas. Šiaip realiai šita buvusi virtuvė panašiai atrodo kaip už sienos kambarys, kuris ir buvo originaliai kambarys. Jisai gal šiek tiek didesnis, bet jo. Labai norėjom pasidalinti iš tikrųjų su jumis šių projektų apžvalga, nes iš tikrųjų esam užsivertę stipriai darbais. Ja, čia kiti žmonės būna klausia, tai ką jūs čia veikėt, kiek tų projektų turim? Nu, tai čia vieną kitą objektuką turim. Jo, ir tada sunku iš tikrųjų atrasti ir to laiko energijos važiuoti, filmuoti, ką ir darėm anksčiau iš tikrųjų. Tai norėjom vienu kartu pralėkti, įrašyti video, parodyti jums iš tikrųjų, su kokiais iššūkiais susidurėm, kokius dalykus sprendžiam. Ir įdomiausia tai, kad už tai, ką pas padarėm, tai įrašėm tik 20-30% savo apskritai problemų, kurias sprendžiam, jų yra kur kas tikrai daugiau. Jeigu norit prisidėti prie mūsų veiklos ir būti kartu bendruomenės dalim, tai drąsiai parašykit mums, papasakosim, kaip galima kartu su mum investuoti iš tuos projektus. Ir ką, ačiū labai, kad žiūrėjau. Tai ne tik painvestuosit, dar prisidėsit prie mūsų veiklos plėtros ir ką, iki kito karto. Viso.